Tai, mėlyjei, tikrai džiaugiuosi galėdamas būti su jumis čia New York'e ir šiek tiek kartu pasigilinti, ką tai reiškia gavėnia, kas tai yra tas prisikėlimo slėpinys, kuris mūsų laukia Velykų rytą, ir kas yra gavėnia, kaip tai gavėniai reikia pasiruošti. Ir šios dienos ką tik nuskambėjusi Evangelijos ištrauka, tokia jaudinanti ir atveria Jėzaus vidinį pasaulį, kaip jis jautėsi artėjant jo valandai. Ir tai, ką mes ką tik girdėjome Evangelijoje, veiksmas vyksta Jeruzalėje, ką tik Jėzui įžengus iškilmingai į Jeruzalę. Ir jo sieloje jau prasideda skausminga agonija. Jėzus sako, mano siela sukrėsta. Tačiau šią pačią akimirką ir šioje Evangelijoje, kuri ką tik nuskambėjo, Jėzus taip pat ištaria ir savo fiat. Taip, jisai apsisprendimą eiti šiuo keliu. Ir Jėzus sako, ir ką aš pasakysiu, Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos, bet juk aš tam ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink savo vardą. Ir Jėzus tarsi ištaria, kad Tėve, aš priimu tavo valią, priimu kryžių, nežinau, kad kryžiumi bus išaukštintas tavo vardas. Ir Jonas šioje ištraukoje atskleidžia Jėzaus mirties ir taip pat kartu jo išaukštinimo kelią. Ir Jėzus kitoje Evangelijos vietoje sako, kai būsiu pakeltas aukštyn, visus patrauksiu prie savęs. Iš tiesų toks paradoksas, kad kryžius, sakykime, nukankinimo, egzekucijos ženklas, kuris mus traukia, kuris ir mus šiandien čia sukvietė. Taigi Jėzus yra išaukštinamas per savo kančią, kryžių ir prisikėlimą. Ir Jėzus tai atskleidžia šiandien pačiu dramatiškiausiu būdu. Evangelija mums šiandien duota kaip tarsi įvadas, preliudas į Jėzaus Velykų slėpinį. Ir jeigu mums Evangelija kalba jau įvesdina truputėlį Jėzaus Velykų slėpinį, tai Jeremijo pirmasis skaitinys, kuris nuskambėjo šiandien iš 31 skyriaus, atskleidžia visą grožį, kurį mums padovanos ši Jėzaus kančia. Pirmasis skaitinys šiandien mums kalbėjo apie naująją Dievo sandorą, apie naująją Dievo sutartį, kaip čia pasakyti, kontraktą, šiuolaikiškai pasakius, su žmogumi, su žmonija. Šiandien nuskambėję pirmajame skaitinyje žodžiai sako taip, tikėkite manimi ateis dienos, tai viešpaties žodis, kada sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir su Judo namais. Ir šie žodžiai Jeremijo knygoje yra vieni iš stipriausių pranašiškų tekstų visame Senajame testamente, visame Šventajame rašte. Ir kai gavėnia pasiekia savo piką, šiandien būtent, kai belieka nebedaug laiko iki didžiosios savaitės, bažnyčia mums duoda šį svarbų tekstą apmąstymams, kurį labai lengva prisiminti. Jeremijo 31:31. Jeremijo 31:31. Taigi, šios dienos skaitinys kalba taip, dar kartą. Tikėkite manimi ateis dienos, tai viešpaties žodis, kada sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais. Ne tokią sandorą, kaip kokią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kada paėmęs juos už rankos išvedžiau iš Egipto žemės. Nors aš buvau jų valdovas, jie sulaužė manąją sandorą, tai viešpaties žodis. O šitokia yra naujoji sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais, atėjus toms dienoms. Įdiegsiu jiems savo įstatymą ir rašysiu jiems į širdį. Tada aš būsiu jų Dievas ir jie bus mano tauta. Ir nebereikės bičiulių raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį, pažink viešpatį. Visi maži ir dideli pažins mane. Tai viešpaties žodis, nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu. Taigi šitos eilutės yra vienos iš esminių Šventojo rašto eilučių, kurias mes taip pat prisimename per kiekvienas mišias, kai aukojame ir šiandien, kai kunigas paims vyno taurę ir kai atkartos Jėzaus žodžius, mes būtent prisiminsime šituos Jeremijo knygos žodžius.
Nes Jėzus tas pačias eilutes pakartojo, ištarė paskutinės vakarinės metu prieš pat savo mirtį, kai paėmė vyno taurę. Luko Evangelija tai primena. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę sakydamas, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Taigi tai, ką ištarė Jėzus paskutinės vakarinės metu, iš tiesų žinojo kiekvienas žydas, nes tai buvo Jeremijo tekstas. Ir tuomet, kai Jėzus ištarė tuos žodžius apaštalų akivaizdoje, jiem tie žodžiai nuskambėjo labai suprantamai. Naujoji sandora, kad įvyks nauja sandora, nauja sutartis, atveriamas naujas puslapis santykiuose tarp Dievo ir žmogaus. Taigi ta sandoros tarp Dievo ir žmogaus idėja tęsiasi tarp Dievo ir žmogaus tikrai ilgą, visą, galima sakyti, žmonijos istoriją, kurią mes galėtume padalinti į dvi dalis. Tai Senasis testamentas ir Naujasis testamentas, senoji sandora, naujoji sandora. Sandoros šaknys tarp Dievo ir žmogaus glūdi jau sukūrime. Dievas ištaria, sukurkime žmogų pagal savo paveikslą. Taigi, Dievo projektas žmogui yra, kad jis būtų panašus į Dievą, reiškia laisvas, protingas, Dievo draugas. Ir šios laisvės, kurią Dievas įdegė į žmogaus širdį, pirmoji išraiška dėja buvo priešinga. Buvo ištarta ne. Dievas sukūrė žmogų laisvą, suteikė jam galimybę laisvei ir ta pirmoji išraiška buvo ištartas ne. Žmogus pasinaudojo savo laisvę ir ištarė Dievui ne. Ir dėja per tai jis praranda draugystę su Dievu. Bet Dievas žmogaus neapleidžia ir vis bando pasiekti, vis bando ištiesti ranką žmogui. Senajame testamente mes randame, jog Dievas sudaro eilę sandorų tarp žmogaus ir Dievo su bibliniais žmonėmis, su Adomu, taip pat su Nojumi, su Moze, su Dovydu. Ir Dievas užtvirtina tas sandoras, jos ne tai, kad kontraktai kaip ar sutartis būtų, bet daugiau tos sutartis, tos sandoros yra kaip pažadas, sakyčiau, kaip santuokos priesaika. Aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta, mano žmonės. Tokia būtų, sakyčiau, bendrinė tų sandorų tarp Dievo ir žmogaus formuluotė. Nes tos sandoros, jos liečia ne prekes, ne sandorius, bet liečia žmogiškus santykius, žmonės. Dievas nuolat kartoja per tas sandoras su žmonėmis, jūs esate mano. Tai yra sandoros pati esmė. Jau ta viena iš pirmųjų sandorų, tai tarp Dievo ir Abraomo, irgi yra labiau dovana nei sutartis. Nes jos pagrindas nėra nei baimė, bet yra meilė, draugystė, yra daugiau asmeninė sutartis tarp Dievo ir Abraomo. Toliau sandora šiek tiek išsiplečia su Moze, išsiplečia jau į tautą. Abraomas kaip žmogus, kaip asmuo išvedamas iš savo žemės, o per Mozę jau visa tauta yra išvedama iš Egipto vergovės. Santora yra susijama su išvedimu iš vergovės, tam, kad tauta taptų laisva tarnauti Dievui, nes tuomet, kai Mozė kalba su Egipto faraonu, jis sako, kad išleisk mus į dykumą tam, kad mes galėtume tarnauti Dievui, kad galėtume šlovinti, garbinti Dievą Dievo būdu. Taigi, vedama pranašų, Izraelio tauta sandorą vis labiau suvokia vidujei, nes pranašai labai daug kalba apie bendrystę ir ryšį su Dievu. Ir šiandien nuskambėjęs Jeremijo tekstas sako, kad Dievas įrašys sandorą į jų širdis. Nebereikės tos sandoros mokytis, kaip mes mokomės mokykloje, kaip mes mokomės vairavimo taisyklių ar kitų, sakykime, įstatymų taisyklių mes turime išmokti. Tai Dievas per pranašus kalba, kad tie įstatymai bus įrašyti jau žmogaus širdyje, kad santykis tarp Dievo ir žmogaus bus tas širdies santykis. Ir per pranašus
Dievas arba Jahvė pristatomas kaip tėvas, o tauta kaip sūnus, kurią tėvas veda, kaip motina, kuri niekada neapleidžia savo vaikų. Dievas pristatomas kaip piemuo, kuris gano savo avis, arba kaip sutuoktinis, kuris yra pavydus meilės. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad Senajame testamente, nežiūrint Dievo ir žmonių artumo ir tų draugystės elementų, dėl žmogaus silpnumo buvo duotas taip vadinamas įstatymas ir taisyklės. Dievas žmonėms buvo davęs eilę reikalavimų, kurias reikėjo tautai išpildyti tam, kad įgyvendinti tą sandorą. Jeigu norite būti mano šeimos nariai, o aš esu jūsų Dievas, jūs turite taip arba vienaip elgtis, kad jūsų gyvenimas atitiktų tą sandorą su Dievu, kad jūsų gyvenimas pasaulyje liudytų dieviškumą. Prisiminkime, kad sandorose tarp Dievo ir žmogaus buvo tokie, įstatymai, reiškia, Abraomui duotas apipjaustimo įstatymas, paskui tas vadinamas 10 Dievo įsakymų dekalogas duotas Mozei, taip pat aukojimo nuostatos duotos Dovydui. Taigi visomis šitomis taisyklėmis, įstatymais Dievas visaip stengiasi sugrąžinti žmonės į tą teisingą, tą dievišką kelią. Ir čia gal toks primityvokas pavyzdys, bet kai mes įstojame į kažkokį klubą, draugiją, organizaciją ar tampame šeimos nariu, yra tam tikros taisyklės, elgesio taisyklės, normos, kodas, kuriems mes turime paklusti. Pagaliau valstybės turi konstitucijas, vienuoliniai ordinai turi regulas, bažnyčia turi kanonų teisę, darbovietės turi elgesio kodą. Tai yra tam tikri nuostatai, kurie nustato, kaip reikia elgtis ir kaip nereikia elgtis. Ir Jeremijas savo pranašystėje sako, jūs būsite mano tauta, aš būsiu jūsų Dievas. Iš pradžių ta naujoji sandora, apie kurią paskelbė, prabyla Jeremijas, atrodo tikrai viskas labai gražu, viskas labai šviesu. Daugelis dalykų, kai mes kažkur pradedame, į kažką įžengėme, ar į santykius su mylimu, brangiu žmogumi, ar įstojame į kažkokią draugiją, į kažkokią organizaciją, ar pradedame naują darbą, ar taip toliau, dažnai viskas atrodo labai gražu ir šviesu. Tačiau dėja, tą sandorą, senąją sandorą tarp Dievo ir žmogaus, Senojo testamento sandoras, lydi dramatiška gaida, lydi krizės. Sandora nuolat yra krizėje, ką mes žinome ir iš bendrojo išsilavinimo, nereikia galbūt ir būti daug skaičius ar išmokus Senojo testamento, bet mes tiesiog žinome, kad Dievo tauta nuolat tarsi atkrinta, nuklysta nuo to dieviškojo kelio ir tai yra vadinama Senajame testamente neištikimybės. Tai, kad žmonės pradeda garbinti kitus dievus, Egipto dievus ar Asirijos dievus, pagonių dievus, tai pranašai vadina kaip neištikimybę, kaip neištikimybę Dievui. Taigi tauta nesugeba žengti tvirto žingsnio, nuolat šlubuoja, kaip sako pranašas Elijas. Vis atkrinta prie stabų, vis krypsta tai į Egiptą, tai į Asiriją. Ir visa problema ir buvo tame, kad Izraelis negyveno pagal tuos dieviškus įsakymus, kuriuos Dievas vis nuolat per sandoras su Abraomu, su Moze, su Dovydu, su Nojumi duodavo. Ir žmonės vis sulaužydavo tuos įstatymus. Ir tie įstatymai žmonėms būdavo kaip jie taip traktuodavo kaip beverčių taisyklių, pratybų rinkinys, kurių jie labai norėdavo išvengti. Ir pranašas Jeremijas buvo kaip toks, sakykime, labai griežtas treneris senovės Izraeliui. Jis buvo labai reiklus, jis buvo kartu ir labai kietas, bandydamas sugrąžinti Izraelį prie Dievo, prie tų įstatų, nuo kurių jie bėgo. Ir štai Jeremijo knygoje šalia kietų žodžių mes randame būtent tą tokį šviesos, tokį meilės blyksnį, kuris būtent ir nuskambėjo šios dienos pirmajame skaitinyje.
Jeremijo 31:31. Ateis diena, kai Dievas šalia savo griežtumo, šalia tų griežtų nuostatų ir taip toliau, kurių jis kviečia laikytis Izraelio tautos, Dievas įrašys savo įstatymą tautos širdyje, tautos žmonių širdyse, tam, kad jie mielai su džiaugsmu išpildytų be prievartos Dievo paliepimus. Jiems įstatymas nebebus šaltų taisyklių, beprasmių pratybų ir rinkinys, bet viešpaties paliepimai taps jų būties, jų gyvenimo dalimi ir jie tai vykdys, jie trokš Dievo užsidegę, degančią širdimi. Taip kaip talentingas, ištreniruotas atletas, kuriam judesiai jau vyksta savaime, prieš tai įdėjus daug jėgų treniruojantis, jis su profesionalumu žaidžia žaidimą. Taip Izraelis bus tauta, kuriai viešpatie žodžių laikymasis bus džiaugsmas ir pilnatvė. Būtent tai turėjo mintyje Jeremijas. Taigi šios dienos Jeremijo tekstas kalba, kad tos sandoros, kurią mes pažinome iki šiol, nebepakanka. Dievas ruošia naują sandorą, kitokią sandorą. Naujoji sandora nebebus rašyta akmenyje, ar knygoje, ar papiruso tekste, bet bus rašyta žmonių širdyse, viduje. Jiems bus dovanota nauja širdis, nauja dvasia ir tai vykdys Mesijas. Taigi ta pranašystė ištarta Jeremijo 31 skyriuje, 31 eilutėje pradeda pildytis prie Jordano upės, kada Jėzus yra krikštijamas, kada dvasia nužengia ant Jėzaus iš Nazareto. Naujoji sandora pradeda vykti, pradeda išsipildyti Jėzaus Kristaus asmenyje. Jame Dievas ir žmogus nebesikalba per atstumą, Dievas kažkur toli danguje, žmogus čia žemėje, Dievas kažkur nematomas, žmogus čia žemėje, bet sandora vyksta viename asmenyje. Dievas ir žmogus nebesikalba per atstumą, nes dabar Dievas ir žmogus yra viena. Todėl ši sandora yra amžina, nes Dievas ir žmogus susijungia viename asmenyje Kristuje. Jėzus per šią naują sandorą paskelbia, įgyvendina per paskutinę vakarienę, kai jis paima vyno taurę į rankas ir sako, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Jėzus sako, šią akimirką Dievas jūs keičia, įdiegia savo įstatymą į jūsų širdis. Įsimastykite, tai yra jo kraujo taurė. Tai nėra šiaip savo gėrimas, skanus, geras, taurus ir taip toliau, bet yra kraujo taurė. Jėzus paskelbė, kad čia yra mano kraujo taurė. O mes puikiai žinome, kad kraujas tai reiškia žmogaus gyvybę. Mesgi simboliškai sakome, už tėvynę praliejo kraują, už kažką kilnaus, už kilnų tikslą praliejo kraują. Tai reiškia, žmogus atidavė savo gyvybę. Taip ir Jėzus atiduoda mokiniams, duoda savo kraują, savo gyvybę, kurią jisai ištaria, kad tai yra ta naujoji sandora tarp Dievo ir žmogaus. Ir taip pat ir mes žmonės sakom, nežinau, kažkur tai, sakom, reikia naujo kraujo, reikia kažko naujo, reikia naujo kraujo, nežinau, sakykime, kažkokiai bendruomeniai, organizacijoje, darbovietėje reikia naujo kraujo, kažko naujo, naujos gyvybės. Taigi taip pat ir prisiekiama krauju, kraujas išliejamas už laisvę. Taigi Jėzus atiduoda savo gyvybę mokiniams toje taurėje. Ir mes buvome įpratę, Senajame testamente dažnai skamba, kad Dievui aukojamas aukos yra ožių, avinėlių kraujas. Bet šita sandora nauja yra užtvirtinama Dievo sūnaus, Jėzaus krauju. Ir būtent tai, ką mes girdėjome šiandien Evangelijoje, ant kryžiaus nuodėmės yra atleidžiamos, žmogus yra sutaikomas su kūrėju, žmogaus kilnumas atpažįstamas sūnaus paklusnume. Ir Kristus patraukė prie savęs tam ant kryžiaus kabodamas, kad mus atiduotų tėvui. Prisikėlimu ir sekminėmis pasireiškia ta naujoji dvasia, naujas įstatymas, kurį Dievas pažadėjo įrašyti į žmonių širdis. Pasikartosiu, kaip sandoroje su Abraomu,
Sandora duodama vienam žmogui, ant Sinajaus per Mozę sandora visai tautai, o per Kristų ta sandora duota visai žmonijai. Čia šį rytą pusryčiaujant kalbėjomės, kad čia ir Viljamsburgė šalia yra ir žydų bendruomenės, kurios gyvena, kurie laikosi dar iki šiol tų senų įstatymų, vaikšto su tom kailiniam kepurėm ir taip toliau. Aš pats vakar čia atvažiuodamas mačiau ir man teko taip pat praleisti beveik metus Izraelyje, kur mačiau tą realybę, kaip žydai laikosi tos Mozės sandoros įstatymų ir jie tiki, kad sandora yra iki šiol duota tik jų tautai, tik jiems. Bet per Kristų, kabantį ant kryžiaus, per jo paskutinę vakarienę, per jo kančią, kryžių ir prisikelimą, ta naujoji sandora yra duota visiems lietuviams, kitų tautų žmonėms, kurie anuomet buvo pakraštyje, sakime, pasaulio, duota mums visiems. Ir ta sandora yra pažadėta kiekvienam iš mūsų, įrašyta į mūsų širdis. Taigi ir todėl Evangelijoje nuskamba žodžiai, kad daugelis paskutiniųjų bus pirmaisiais ir pirmųjų bus paskutiniais. Taigi mes lietuviai ir esam paskutiniai Europoje priėmę krikštą 1387, o mes žemaičiai tai iš viso 1413 metais priėmė krikštą paskutiniai, bet daug Dieve, kad mes galėtume būti pirmieji toj Dievo karalystėje. Taigi, kas toks yra Jėzus? Dar kartą paklauskime ir savęs, ir jis tikrai yra ne dar vienas pranašas, kaip Jeremijas ar Izaijas, ar jis nėra įžymi asmenybė kaip Mozė ar Dovydas, jis nėra įžymus mokytojas, jis yra įstatymas tapęs kūnu ir krauju. Kaip Jonas savo Evangelijoje sako, pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę Tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Taigi Jonas mums nori pasakyti, kad Jėzus yra ta Tora, jis yra tas įstatymas, tos senosios sandoros, jis yra žodis, jis yra Dievo mintis, Dievo mąstymas, dabar tapęs kūnu. Ir Jėzus savo pamoksluose daug kur sako, yra parašyta, o aš jums sakau. Jis tarsi nori pasakyti, Toroje nuskambėjo taip, o dabar aš esu jau ta Tora, tas įstatymas tapęs kūnu. Ir iš tiesų kiekvieną kartą, kai mes jį priimame į savo kūnus, į save mišių metu už keletos akimirkų, mumyse įsikūnija ta Tora, ta įstatymo pilnatvė. Ta Tora, tas įstatymas, tas žodis, jis tampa kūnu mumyse. Jėzus įsteigdamas tą naują sandorą per paskutinę vakarienę, duodamas gerti iš taurės mokiniams, ištardamas, čia mano kraujas, kurį jums atiduodu, naujoji sandora, jis nori pasakyti, kad mes valgome ir geriame įstatymą, kuris iki Jėzaus egzistavo tik ant akmens, popieriuje ir pranašų žodžiuose, bet dabar tas įstatymas yra įrašytas mūsų širdyse, nes Eucharistijos metu tą įstatymą mes priimame į mūsų kūnus. Mes valgome ir geriame visą Bibliją, galima sakyti, visą įstatymą, visą šventąjį raštą, kuris tampa kartu išgėrus mūsų kūnu, mūsų gyvenimu, mūsų kaulais ir galiausiai mūsų dvasia. Kai bažnyčios tėvai sako, kad Eucharistija mus sukristina, mus sudievina, mus padaro dieviškojo gyvenimo dalininkais. Todėl Tomas Akvinietis prieš beveik 800 metų sako, kad sakramentai tampa naujojo įstatymu. Krikštas, sutvirtinimas, santuoka, kunigystė – tai naujo įstatymo gyvenimo stulpai. Įstatymo, kuris jau yra mumyse, mūsų gyvenime, mūsų kūnuose. Ir didžiausias iš tų įstatymų, didžiausia iš tų naujosios sandoros stulpų yra Eucharistija. Jie yra mumyse, Eucharistijoje pats Kristus yra čia, jis ateina pas mus. Taigi dar kartą įsimastykime, baigdamas noriu pakviesti, ką mes atliekame, kur mes dalyvaujame, kai mes dalyvaujame mišiose, kaip šiandien, kai mums nuskambėjo paties Dievo žodis,
kai mes priimame į savo gyvenimus Viešpaties kūną ir kraują. Tai ne vien tik tai senovinis ritualas, kuris kažkada buvo atliktas, ritualai, kuriuos mes atliekame. Tai ne vien didžios asmenybės, garsaus mokytojo, pranašo, ar kaip jį bepavadintume, prisiminimas Jėzaus Kristaus. Mes priimame Torą, įstatymą, šventąjį raštą, tapusi kūnu. Tas įstatymas dabar yra įrašytas jau mūsų širdyse. Ir kas kartą, kai mes priimame Eucharistiją, mes tarsi užtvirtiname tą naują sandorą, nes mes dalyjamės vieną taurę, mes geriame iš tos taurės tą patį kraują ir tampame tuo vienu krauju kartu su Dievu, su Kristumi. Taigi turbūt dabar mums yra aišku, kodėl Antrojo Vatikano susirinkimas pavadino Eucharistiją, mišias, krikščioniškojo gyvenimo šaltiniu ir viršūnę. Šaltiniu, nes mes atėjome sekmadienį šiandien čia tam, kad pasisemtume stiprybės savo gyvenimams visai savaitai ir kartu viršūnę, nes mes išgyvenę savaitę visą ir taip toliau, mes ateiname čia ir dalyvaujame tame dieviško dvasinio gyvenimo pike viršūnėje. Priimdami Eucharistiją mes tampame patys Kristumi, kurį esame kviečiami nešti į pasaulį, į gatvę, į mūsų gyvenimus, ten, kur mes gyvename. Dievo įstatymas, pats Dievas apsigyvena mumyse. Ir kai mes susitapatiname su Kristumi, tie įstatai, taisyklės, kurias reikia mums užlaikyti gyvenime, jie tampa mums natūralūs. Mes jau savaime gyvename Kristumi. Kristus iš mūsų šviečia, spindi kitiems pasauliui. Ir kaip yra sakoma, kad parodykite mums krikščionis ir mes pasakysime, koks yra jų Dievas. Tai kai mes priimame Eucharistiją, mes jau gyvename, mes šviečiame, mes liudijame Kristų. Ir bažnyčia kaip tokia, bažnyčia ir mūsų bendruomenė, kad ir čia susirinkusi, mes esame būtent tos sandoros su Dievu vaisius. Per bažnyčią mes tampame Dievo šeimos nariais, dangiškosios Jeruzalės piliečiais. Todėl tikrai nereikėtų kartais, mes esame kviečiami būti paklusniais ir nuolankiais ir kaip pačioje pradžioje minėjau, kad Jėzus buvo išaukštintas per savo paklusnumą, per nuolankumą tėvui, bet iš tiesų mums tikrai nereikia savęs ir nuvertinti vien, kad mes esame vien tik tais kažkoks tai šaunus, smagus klubas, bendruomenė ir taip toliau. Taip, mes esame draugų ratas, tų bičiulių, kurie susirenka Dievo vardu, bet mes taip pat esame Dievo piliečiai, mes esame taip pat Dievo šeimos nariai, per bažnyčią, per Kristų, mes esame tos dangiškosios Jeruzalės piliečiais. Ir kaip kas sekmadienį, kaip ir šiandien, kai mes susirenkame čia į bažnyčią, kai susirenkame iš naujo, kaip Dievo tauta klausytis Dievo žodžio, mes maitinamės Kristumi, Kristaus kūnu, krauju, gerdami iš tos amžinosios sandoros taurės, mes tampame tikrai kitokiais. Mes tampame Dievo vaikais, kuriais esame kviečiami būtent ir šviesti pasauliui tiems, kurie yra galbūt nutolę nuo Dievo. Taigi, norėčiau baigdamas tikrai paraginti, kad atminkime, kad gavėnios metu, per gavėnę, anuomet prieš 2000 metų tikrai įvyko didžiuliai dalykai. Dievas įsteigė tą naują sandorą, priartino vėl save prie žmogaus, sujungė savyje Dievą ir žmogų viename asmenyje, Kristuje. Ir kiekvieną kartą, kai mes artinamės prie Eucharistijos, artinamės ne vien tik tai prie baltos duonos gabalėlio ar prie skanaus vyno taurės, bet tai yra pats Dievas, Dievo žodis, šventasis raštas, įstatymas, kuris trokšta gyventi mūsų širdyse. Ir dar kartą, kai grįžtume namo, jeigu prisiminsite, gal ir prisiminsite Jeremijo knygos 31, perskaitykite, kad Dievas nenusigręžia, nuolat nenusigręžia nuo žmogaus, bet trokšta gyvendinti naują sandorą su žmogumi. Ir tos naujosios sandoros žmonėmis esame mes. Atsistoję, išpažinkime mūsų tikėjimą.